Sveiki, sveikinamės penktadienio saulėtą popietę iš studijos Playroom. Šiandien esam ne vieni, šiandien turim laidos svečią Giedrę Kuprytę. Vyro už Lietuvą. Taip. Tai ką, Giedrė, iškart gal einam prie klausimų, gal šiek tiek apie save papasakok tiem mažikiečiam, kurie galbūt tavęs nežino, bet jaučiu, tokių yra mažai. Tai labą dieną. Visų pirma, ačiū, kad pakvietėt mane. Tai iš tikrųjų faina ir bus įsimintina. Esu Giedrė, esu trenerė, dirbu Mažeikių VS Express sporto klube, kuris be to dabar jau bus Gym Plusas, nežinau, kiek visi žinot. Ir esu asmeninė trenerė, pagrindė dirbu su moterimis, merginomis ir taip pat vedu grupinius užsiėmimus. Pala, ko tu su vyrais, ne? Čia jau, žinai, toks asmeninis susitarimas su jų antrosiom pusėm. Viskas yra. Viskas yra aišku, bet apie tą sportą mes, kaip sakant, vis tiek tų klausimų esam pasirinkę, bet principė gal pradėkim nuo tos pačios pradžios. Tai realiai pasidomėjom tavim, klausimus irgi parinkom. Kaip žinom, paauglystėje studijavai Klaipėdos universitete psichologiją. Tai kodėl toks tavo pasirinkimas buvo psichologija? Jo, pasikapstėt, ar ne? Taip, studijavau psichologiją, baigiau psichologiją, dėl to esu labai laiminga, bet šiai dienai galvojau, kad visgi turėjau pasirinkti kitą sritį. Tuo metu, kai pasirinkau psichologiją, dar nesuvokiau, kad iš sporto galima užsidirbti, kad galima gyventi. Sportas visada buvo kaip ir palydovas, aš tokia aktyvi buvau visuose, tarkim, mokyklos užsiėmimuose, varžybose dalyvavau, bet niekada nebuvo ta mintis, kad galima dirbti kažką su sportu. Ir pradžiai iš viso svajojau dirbti, galvojau gal policijoje. Paskui galvojau, gerai, aš jau gyvenu su 3 broliais, jau taip darausi labai vyriška, gal kažką švelnesnio. Bet matyt, tas vidinis balsas iš tikrųjų pas mane buvo stiprus, aš kažką norėjau nuveikti naudingo, kažkuom padėti, kažkaip prisidėti ir ta psichologija iš tikrųjų man kaip iš giedro dangaus nukrito, aš kažkaip gyvenime nebūčiau pagalvojus ir pildau aš tą, žinot, duoti, žinai, pateikti paraišką, kur ir žiūriu psichologiją. Gerai, sėdžiu, gal psichologija ir aš galėčiau būti psichologija. Atsisėdu į tą kėdę. Tipo, labą dieną. Galiu, galvoju, galiu, padarysiu. Ir įstojau tą psichologiją. Kai jau įstojau, tai teko ir pabaigti. Jo, bet tai gerai, tada mes į tokį filosofinį, psichologinį klausimą. Iš tikrųjų, labai man patiko, aš čia vakar žiūrėjau irgi tokį podcastą, tai realiai man labai patiko tas klausimas. Giedrė, kuo Giedrė galėtų būti, jeigu nebūtų tuom, kas yra dabar? Kuo galėtų būti ta Giedrė, jei nebūtų kuom yra dabar? Taip. Aš manau, tai buvo neišvengiama. Tiesiog Giedrė tapo tuom, kuom ir turėjo tapti. Super atsakymas. Jo, gerai, grįžtam į tą epizodą, kaip studijavai psichologiją. Realiai įsivedus tavo Google paieškoje, ten visą informaciją gali rasti apie žmogų. Aš ir save buvau įsivedęs ir dar kažką. Aš buvau irgi vedus, bet nepatiko karo. Dabar visi tikriausiai vis. Jo, įsivedu save, ten irgi žiūriu, man ten su futbolais, ten ir dar kažką, tarp kitko, tave irgi buvau įsivedęs, bet apie tai kažkaip aš galvoju, ten bus baudžiamosios bylos, ten kokios administraciniai nusižengimai. Nieko, šonas lapas. Papirkti. Jo. Vietų, kur čiukška nebūtų. Ai, tai ištrynė ir viskas, ne? Tai gerai, ties tuo epizodu grįžtant, tai realiai apie savanorėjimą. Tai realiai buvo straipsnis, kad tu pasakoji apie kai studijavai, kad buvo savanorystė. Tai ten didelis straipsnis buvo, tai gal plačiau apie tą savanorystę. Atrodo, taip senai jau buvo, bet taip, savanoriavau. Kaip ir minėjau, matytas vidinis balsas visą laiką kažkaip norėjęs kažkom padėti kažkam, nes gal pačiai kažkada reikėjo pagalbos ir gal tos nesulaukiau tinkamos. Ir studijuodama, jau kai tu studijuoji, jau tau dėgia, tai kad tu turi, žinai, tą kažką padėti, kažkur būti aktyvų, savanoriauti. Ir jo, ir mes su didžiaja dalim grupės ėjom į savanorystės, nes tai kaip ir praktinė dalis ir to pačiu, žinai, toks pasitikrinimas, ar tu tikrai esi ten, kur esi ir tau, ar tai, žinai, tinka. Tai aš pasirinkau programą Big Brother, Big Sister, tai kai tu gauni vaikus iš socialių šeimų, kurie turi tam tikras problemas ar ne, ir tu būni kaip didysis draugas. Tai tu paskirtų laikų su jais susitinki, leidi laiką, neapsiprekinti, gamini valgyti, bendrauji. Žodžiu, būni ta didžioji sesuo, gal kurios jie neturi. Ir mokini, bandai ar ne, mokinti gyventi dorai, nes ten tų vaikų visokių.
Ir puikiai prisimenu savo mergaitę. Po jos aš, kai jos nebeturėjau, aš daugiau nebenorėjau ne vieno vaiko iš tikrųjų. Julija, jeigu žiūri, linkėjimai, žinau, kad seki mane. Tai buvo nuostabi mergaitė, irgi su labai labai sunkia patirtim. Bet labai žavėjo tas noras kovoti, gyventi ir sakau, kažkaip tai yra sunkus darbas. Iš tikrųjų, kas dirba, gerbiu. Ir ta savanorystė tikriausiai praturtina, atveria dar akis, kaip dar gali būti ir ne, ko mes nematome. Nu, Davidai, žinau, ko aš jau nebeturiu. Jo, tai čia. Aš galiu būti didžioji sesuo arba maža, jeigu reiktų, žinai. O kaip aš į brolius tikčiau. Nežinau, reikia paklausti tų 3, arba priims tave, aš turiu 3 brolius, tai žinai. Gerai. Nežinau, kad priims. Tas epizodas studijos, psichologijos mokslai, savinorystė ir tas laikotarpis, ar tame laikotarpyje tu atradai sportą ar nuo pat vaikystės, tai jau tas sportas buvo tavyje, ar kaip tas sportinis, kaip tu save atradai sportą, kaip sakant? Jo, studijose tikrai sporto nebuvo, daugiau buvo kitokių interesų, tai visgi studijos. Tas interesas buvo įdomus laikotarpis, bet aš šiaip labai daug dirbau studijų metu. Bandžiau sportuoti, nes, kaip žinot, kažkodėl studijų metu beveik visi priauga svorio. Arba numeta kardinaliai, arba priauga. Tai aš buvau iš tų, kur tikrai priaugau ir laikiausi pirmosios dietos, bandžiau sportuoti, nieko man ten nesisekė ir ten aš nesupratau iš viso. Labiau aš gal nuo vaikystės tokia aktyvesnė sportiška buvau studijų, tas metas buvo, kai tai kaip tik nutrūko labai stipriai. Sportą aš atradau savo dukrytės dėka, nes jos dėka aš priaugau 30 kg. Normaliai. Dėjau taip, Ir žinot, ir aš pagimdau ir ten kaip ir visos mamos, kurios dabar tikriausiai žiūri ir kurios pirmą kartą laukės, paklausykit, jeigu galvojat, kad po gimdymo jums nukris tas svoris savaime ir vis laukia tos stebuklingos dienos, jie neteis, o bus tik blogiau, dėsis. Yra iš tikrųjų keletą tų laimingųjų, ar ne, kuriam nukrenta ir dar daugiau nukrenta. O čia negalbūt tas faktas, kad genetika dėkim įtakoja ten. Pažiūrį pavyzdį, va, po gimdymo kas. Tai tu dar, aš galvoju, kad tu laukęs vis dar. Aš jau žadėjau sakyti tau, kaip darysim. Žinoma, yra tai įtaka, daug faktorių yra, faktas, kad genetika įtakoja, bet stipriau gal įtakoja gyvenimo būdas ir hormonai. Ir jeigu jų veikla yra sutrikus, tai ten, žinokit, kartais gali kaip prieš vėjo malūnus. Tai taip ir man atsitiko, aš pagimdžiau ir ten tikėjau naiviai, kad čia vaikas gimė, čia 4 kilai, čia vandenis nubėgs, čia biškai paėsiu ir eina 3-4 savaitė, aš kaip su tais -3, taip su -3 niekas nesikeičia. Ir tada supratau, kad aš turiu kažką daryti. Arba toliau gailėti savęs ir verkti, kokia aš negraži ir kaip man čia dar plus hormonai vaikas ir aš taip toliau, arba aš turiu susijimti ir vardant ir dėl vaiko gerovės, kad aš būčiau laimingesnė ir energingesnė ar ne, ir dėl savęs pradėti kažką daryti. Tai buvo žiauriai sunkus, ilgas kelias, nes dėl ko žmonės kartais taip ir netranda ar ne tos išeities, nes tu nežinai, trūksta informacijos. Arba ir galvoju, taigi internetas pilnas, gerai, aš sėdžiu tam internete. Bet aš biškai perklausiu. Psichologija, kur mes turim veikti patys save. Pas tavęs ir, sakykime, visą aš padariau, aš noriu, taip ir darysiu. Aš tikrųjų daug esu išbandęs, kaip ir Deividas, tu esi išbandęs. A čia tu kalbė apie sportą? Apie sportą, kad mes turim prisiversti. Sunkiausia įriki tos sporto salės nueiti, viskas ir tenais nueini, tu esi privers sportuoti, bet kaip reikia, tu kartais būn tokių dienų, kad tu ten realiai kokį 100 priežasčių surasi, kad tik neateit. Ir tu turi iš to 100 priežasčių atrasti tą vieną, dėl ko tu turi ateiti. Atsigerti salos, išgeris galėjai. Negali. Tai priežasčių surandi, atsigerti salos. O jeigu esi atsigėręs 3 dienas, nesakys blogai, organizmui bus ten kokia žala. Turiu atsakymą labai labai paprastą. Nes nenori. Nes tu ieškai 100 priežasčių. Pas mane, kodėl davedė tas kelias, reikia labai... Nenori, dar nenori. Jis nesat tokiam dugne. Aš, pavyzdžiui, buvau tokiam dugne, kai aš labai norėjau. Ir kai ateina klientas, sakau, ar tu nori? Noriu. Sakau, jeigu tik nori, tai nori ir gausi. Jo, aš šiaip jeigu norit, atrasiu nuotrauką, galėsi dėti, buvo siaubas. Bet sakau, o tas žmogus, kur ateina, sako, aš labai noriu, aš padarysiu viską.
sakau, viską, va su tom žmogum mes ir dirbam. Ir taip tikrai nebuvo man lengva, aš irgi ir ėjau, ir neėjau, ir darydavau, verkdavau, vėl atsistodavau, vėl ir kol tu turi labai daug praeiti, kol ateina ta tokia stiprybė, kai iš tikrųjų sustiprėja ir atsiduri keli, tada viskas paprasčiau, bet pradžia visą laiką yra ta, kad tu turi save biški išprievartauti, sakykime. Bet neužtenka, kaip sakant, to tikslo, va aš noriu būti tobulą figūrą, turėti, įsikeli savo tikslą. Tai čia pats blogiausias tikslas, tu turi konkrečiai pasakyti, ko tu nori. Tas tobulą figūrą iki šiol, žinai, tu ieškosi ją gal iki 100 metų. Tu turi konkrečiai pasakyti, noriu numesti 2 kilogramus. Ir pradėti ne 20, sakyti 2. Įveikiau 2 kilus, gerai. Žinai, savivertė pakilo, aš įveikiau, aš padariau, pasiekiau. Gerai, aš noriu dar 2 kilų. Ir kartais netgi tinka tas, kad duodi savo laiko, per kiek tai laiko bandyti, žinai. Aišku, tas, žodžiu, tikslas iškelti savo tikslus, bet įveikiamus, mažus, kad tau, žinai, neduotų taip tau per galvą, kad nepavyko, tu esi niekam tikęs, ką čia vėl nesisekė. Nes tikslai per dideli, gal ne taip suformuluojami. O man žinai, kaip buvo, kaip aš pradėjau, tipo, sportuoti, aš jau kiek metai laiko, ta prasme, tikrai nėra, kad aš ten vitaminai, ten nesenai te sužinau, kad iš vis reikia kažkokį kretiną gerti. Tai realiai iš manęs va toks sportininkas ir. Bet kas man buvo, man kartį gyvenimo patirtis. Aš seniau buvau kūts, aš seniau eidavau į pliažą, aš turėdavau tuos raumenukus, būdavo malonu. Ir aš pajaučiu tą momentą, kad aš nuvažiavęs į jūrą, man nesinori maikės nusimaudžinai. Bet tas toksai kartėlis taip gerkliai užstrigo, kad realiai supratau, kad, Deivi, tu esi jaunas. Tu dabar nenori maikės nusimauti, tu ten dar kažką. Ir aš susiėmiau ir aš dabar, svoriaus sunkiai man dar sekas mes, bet principiai ir tas, kad aš dirbu, kretinavą pradėsiu gerti, gal proteino irgi dabar sužinau, man ten salį, nežinau. Bet principiai ir tas gyvenimo kartį patirtis ir dar galiausiai sūnus atsirado, suprant irgi sūnui, galvoju, tėvas irgi norėtų, bet aš vis laik norėdavau, kad mano tėvas, žinai, tuksai būtų, žinai, ten tuksai ateini kokius susirinkimus, va čia mano tėtis, o dabar aš ateinu susirinkimus tūsas, toksai, žinai. Kilo čia tėtis, nemanau. Tai va, Tomai, tu kažką norėjai pasakyti. Aš norėjau paklausti tokį vieną dalyką. Alfa Run tokios yra. Esi dalyvavęs? Jo. Užėmiau 3 vietą. 10 km jo toj trasoj. Taip, ir būtų buvę geriau iš tikrųjų, bet nepasisekė, susirgau, temperatūros turėjau. Šiandien kelintą dieną ir... Jo, labai gaila, šiemet tikrai žadėjau dalyvauti ir pražiapsojau. Spėsim rytoj. Pražiapsojau iš tikrųjų. Ne, aš ir tu į stovyklą su vaikais išvažiavau. Tai varom dviese, aš to padėsiu. Ne, labai faini įspūdžiai. Kodėl klausai, gal dalyvavai? Aš dėl to, kad irgi 2 kartus dalyvavau. Kaip sekės? Aš 5 km dėjau. Pirmą kartą, kai dalyvavau, tai buvo 52 vieta. O dabar kaip antras syk, tai buvo 60 kažkelintą. O tu darai, kad, nes, prasme, Alfa Run yra toks nepakartojamas dalykas, visiems rekomenduočiau. Sportuoji, nesvarbu, žinai, tai yra, aš tą pasirinkau pirmą kartą daryti dėl laiko, nes aš niekada nedariau. Bet jeigu tu darai dėl pramogos, ten tas ta vieta. Aš šiemet norėjau, tai mano buvo pirma, kaip aš išvažiavau Alfa Runą, tai mano labiausiai, kas buvo, nebuvau nei ruošęs nieko, tiesiog reikia važiuoti, nes pasiūlė, tai su Renatu tarp tai buvo, mes nuvažiavom, aš ten kaifavau, vis per purvus, lys. Koks tas kaipavimas su Nasilkom? Žinok, tobulas, tikrai tobulas dalykas ir čia visi turėtų pabandyti. Net mamas galima nusivežti, ten kažkas wow. Per kokius purvus, ten braidai, ten bum. O tu žinai jos idėją pačios Alfa Run, kas tai yra, ne? Dėl nepriklausomybės jo čia remia. Tipo, ta trasa parodo, kokius sunkumus žmogus turi įveikti, kad atsisakyti savo priklausomybių. Irgi, tai va, kai įveiksi Alfa Run, žinai, niekas nebebaisu. Aš jau veikiau 2 kartus, norėjau šiais metais 3, tai rytoj. Kaip priklausomybė grįžta, taip grįžta. Jau čia reikia važiuoti, mes tą stovyklą visi varom, įsivaizduoju, koks tai būtų. Norėtumėt pamatyti, aišku, norėtumėt lauksim metų. Jo, tai gerai, grįžkime į tą epizodą studijos, savanorystė, sportas, kaip suprantu, buvo sunkiai įsivažiuoti, ne? Tai va, ir dabar pereikim prie sporto trenerės. Tai realiai, kaip viskas prasidėjo ta kelionė, kaip supratai, kad iš to įmanoma uždirbti ar visą tą pradžią? Tai čia labai gražiai rišasi iš tikrųjų, kadangi pati pradėjau labai stipriai lysti tą sportą, žiūrėtis, domėtis, susiradau pati trenerį, pradėjau sekti, žinai, pradėjau aktyviai tame gyventi, rytą, vakarą. Ir kai pamačiau, ant kiek tai yra sunku ir kad pačiai trūksta iš šalies pagalbos, patarimo, tos palaikymo galiausiai. Ir
Ir kai jau tą padariau ir pradėjau matyti, kad aš pradėjau vis daugiau suprasti apie tai ir kad man tai labai labai patinka, aš taip nedrąsiai pradėjau galvoti, nes man jau buvo laikas, mano vaikui jau ėjo beveik 2 metukai ir man reikia grįžti ir aš turiu apsispręsti, ką aš noriu šiam gyvenime daryti. Ar aš būsiu psichologė, tų, kur turiu lysti, ar aš noriu kažką rimto kito sugalvoti, ar aš noriu prie kasos sėdėti, žinai, tiesiog gauti bet kokį darbą. Tai aš pertrauksiu jūs. Taip. Bet jūs anksčiau prieš vaiką, tu irgi buvai trenerė? Ne, čia prieš pirmąjį kalbą, man viskas prasidėjo prieš, aš turiu 2 vaikus, vienai 7 metai, tai mano kelionė prasidėjo prieš 7 metus iš tikrųjų. Tai ir tada sakau, taip nedrąsiai pagalvojau, o gal aš galėčiau būti trenerė, bet žinai toks, kai tu galvoji, jeigu aš nersiu visą galvą, aš turiu būti garantuota, nes aš tuo metu taip stipriai buvau pasiryžus kažką pakeisti savo gyvenime ir norėjau tai padaryti taip gerai ir aš nuėjau. Grįžau į Lietuvą, nes aš Anglijoje gyvenau ir galvoju, man reikia grįžti čia. Aš pradėjau labai daug ką keisti gyvenime, nes pirmą kartą gyvenime aš taip kažko labai labai stipriai norėjau ir pirmą kartą gyvenime aš taip stipriai to tikėjau, kad galiu ir siekiau, nesu nieko taip siekus. Ir žinai, kai tu taip atiduodi visą save ir dabar aš tikiu, kai sako, kad turi labai norėti ir tu gali viską pasiekti. Ir žinokit, aš per 2 mėnesius aš baigiau ir įstojau ir tą darbą gavau, ten praėjau irgi kalnus, ten bandžiau įtikinti, kad aš geriausia, kur aš nieko dar nesuprantu, bet aš labai labai norėjau dirbti šitą darbą. Ir labiausiai norėjau, aš norėjau tų moterų, aš norėjau jom padėti, aš galvoju, aš žinau, ką jas jaučia, galvoju, aš juk pati ką tik, kiek daug kas jom nedasako, ir žinai, viską gražiai pateikia, kad čia sportuosi, bus to faina, tu čia gerai jausis, nefiga, man svaigdavo galva nuo nevalgymų, nuo blogų pasirinkimų, būdavo silpna, reikia vaikų rūpintis, tai blogi sprendimai, kurie žaloja. Bet rišas tie dalykai sporto, treneris ir psichologija, nes tu realiai kartais sporto salėje pripažink, aš irgi vaikus treniruoju, tai realiai aš kartais esu vaikam kaip ir psichologas, nes jeigu vaiks ten fiziniai tie duomenys ir neblogi, realiai tu žinai, kad jisai gal ten primušti ir tų įvarčių daug, bet jam galvoj kažkas ir ne taip, ar jaudulys, ar ten motivacijos trūkums ir panašiai, ir jisai neįspaudo to maksimo, tai realiai tu kaip ir psichologas esi. Taip manau ir taip ir turėjo būti, kad aš visų pirma turėjau psichologiją baigti tam, kad galėčiau tapti, tarkim, sėkmingą trenerę. Ir tikrai tai labai labai glaudžiai susiję, nes tai yra valanda tik laiko, kai tu, tarkim, turi asmeninę treniruotę su žmogum ir dirbi. Visas darbas yra po to, viseka, kur jau dalyvauja, jau tie psichologiniai, sakykime, aspektai, palaikymai ir ne, kaip ir sakai, motivacijos ir ne, tai tikrai jo, tikriausiai taip ir turėjo būti. Tai gerai, visi suprantama, ne? Kaip ir aišku. Vis aišku. Tai gerai. Buvo viską. Mažeikios, sakykime, jūs esate stipriausia. Ta prasme, kuom stipriausia balsu, kurį neturiu. Ne, aš neskaitau savęs stipriausias, nes tikrai neskaitau. Neskaitau, kad Mažeikiai turi daug gabių kolegų, daug gabių trenerių ir visi yra labai skirtingi. Ir Mažeikiam labai pasisekė, nes žmogus gali labai lankščiai pasirinkti pagal save. Tarsi, kaip kirpėja, ar negali rinktis, ar tau vaibas tampa, ar jos metodikos, ar kaip jį išgauna spalvą. Taip ir Mažeikiuose kažkaip nėra tų vienodų trenerių, visi labai stiprus, kiekvienas savo srity. Ir dėl to, sakau, žmonėms pasiseka, jie gali rotuoti, bandyti, žiūrėti arba išsirinkti tą vieną. Konkurentą, kokį nori pasakytum, taip tušti. Neturiu konkurentų, aš stengiu žiūrėti pagarbiai visas kolegas, nes tai gali atsisukti bumerangu. Gerai, vėl sugrįžtam į tą sinchroniškumą, ne? Pradėjai dirbti sporto trenerę, ne? Ir kokie tie didžiausi iššūkiai kilo? Su kokiais didžiausiais susidūrė? Jo. Ne, bet ta pati kelionė, nes realiai aš įsivaizduoju, tais laikais prieš 7 metus realiai tų sporto trenerių dar nebuvo taip, kaip dabar toks kiekis kaip ir. Tai realiai kaip tą klientūrą reikėdavo susitarti, kokie tie marketinginiai žingsniai buvo ir panašiai. Buvo iš tikrųjų sunkiausia dalis tikriausiai savęs nuvertinimas, nes visi stiprus treneriai. Ir kai tu pradedi dirbti, tu kaip ant padidinamo stiklo, tave skanuoja kiekvienas tavo klaidas. O kaip tu išmoksi, jeigu nedarydamas klaidas? Dabar aš suprantu, kad nereikėjo gal taip jautriai reaguoti. Bet tai man padėjo tobulėti greičiau. Aš labai tada per treniruotės, ką darydavau, aš visą dėmesį atrodo tam žmogui atiduodavau, ten stengdavausi, eidavau daryti, klaupdavaus. Dabar aišku, to irgi nebėra. O žinai, kai jau tu tiek metų dirbi, kitas treneris, žinai, sėdi, žiūri, o tu ten lankstai, bandai ten žiūri, išlankstyti. Paskui ateina tas suvokimas, kaip aiškiai paaiškinti tikslingai, kad tau nereiktų, žinai, ten labai šokinėti.
Tai vienas sunkumas tikriausiai tas, kad esi po didinimo, kad visą laiką galvoji, kad vėl kaip man imti tokius pat pinigus, kaip kitas treneris, jeigu aš neturiu patirties. Tai automatiškai buvo pusvilčiui dirbama, kol aš įgijau patirties, kol įgijau, kad tą pasitikėjimą, kol galiausiai aš pati pamačiau, kad man pavyks, kad ateina rezultatai, kad iš tikrųjų gerai darau, keičiasi, panos patinka. Ir jos pradėjo rekomenduoti. Mano iš tikrųjų sėkmė atėjo tiesiog lūpas, iš lūpų į lūpas. Tai man tas padėjo. Užbėgsiu įvykiam už akių, turiu tą klausimą, pati efektyviausia reklama, tai kokybiška paslauga, kaip suprantu, ne? Nuoširdi. Svarbiausia yra taip ta reklama. Tai yra, kai tu darai, daryk visą tai iš meilės ir iš širdies ir žmonės tą jaučia. Ta prasme, klientai nekvailiai jaučia. Ar tu nori to, ar tu iš tikrųjų nori suteikti tą kokybišką paslaugą. Jo. Ir dabar sporto treneris, kokias 3 svarbiausias charakterio tas savybės išvardinti? Kaip gražiai viskas rišasi. Tai turi rūpėti. Pagrindinis dalykas, tai tau turi iš tikrųjų rūpėti. Žmogiškumas, nes tu sutiksi įvairių žmonių. Tu negali nei vieno nurašyti, teisti. Ir tai kaip sakau, ar ne, žmogiškumas, noras padėti. Nežinau. Tiesiog meilė tam, atsidavimas. Davidai, dabar tu pasakyk 3 savybės. Treneris, tu esi? Tai irgi Aš norėčiau išgirsti irgi. Nežinau, čia iš tikrųjų jo, jeigu nebus aistros, jeigu dėl pinigų, tai čia savaime, bet esmė tame, kad dėkim aš kaip pats, kaip treneris, kadangi esu, tai turėliai valandą laiko to vyro sportuoti. Ir turėliai, kada tu pajauti, kada tu valandą kokį 20 sportuoji ir tu tuo nepajauti, nes to vyro malonu, tu užsimiršti darbę, nu, vadinasi, tu supranti, kad tu esi tinkamai vietoje ir tos charakterio savybės realiai įeini tą ir vaikai išein, tas pats tavo klientės išein, jos ir laimingos, jos laukia kitos treniruotės. Vadinasi, tau net nereikia ieškoti tų charakterio savybių, nes tu žinai, kad tu atlikai darbą gerai, tu netgi nežiūri tų viršvalandžių, dar kažką, nes tu automatiškai rūp ir tu matai tą šypsenas, tu lauki, ten atein važda papildomai grįžęs sportuoju, ten taip, nu, tu matai, tu motivacija ten kitiem tavo klientam, mano vaikam irgi trykšto motivacija. Tu žinai, kad tu gerai atlikai darbą, tau ir gera, vaikam ir gera, abipusis ryšys ir tas grįžtamasis ryšys ir, nu, ir viskas. Ir tai čia. O galima paklausti, kad visi žinotų, nes netgi aš jau noriu savo vaikus pradėti vesti pas tave, kol kas tik vienam 2, kitai 7. Kokias treniruotės vedi? Tai čia kaip reklama? Būtinai, nes aš girdžiu save, girdžiu širdį ir man malonu būtų pas tokį žmogų, nes mes tokių vat, ir ieškom žmonių, kam galim patikėti vaikus. Futbolas, FK Žemaitijos, Lokiai tavo klientas, bet ne vieną jo. Gerai, būtinai pasklausinėsiu. Bet čia mergaitėm ir berniukam ar tik? Jo, mergaitės ir jo, tai mes ten nuo pačių mažiukų, tų darželinukų iki... Tai va, moteris, aš jam vaikučius. Tai va, visų lauksiu, visus vaikus mylėsiu, nuciuciuosiu, visi išeis su šypsenu. Kam reikia duok ir velnių. Jo. Gerai, dabar tu socialinius tinkluos, aš labai tokie citatai įsirašiau, kuri man labai įstrigo. Tai aš dabar pacituosiu. Pas mus niekada nebuvo ir nebus gyvatyno socialiniuose tinkluose, nevenkite to pabrėžti. Gal turėjote skaudžių patirčių? Taip, aš niekada nebuvau ta tokia moteris, mergina, aš tokia vyriškai kompanijoje augau. Ir mane dažnai gazdindavo tas moterų pyktis. Nu, sakykime, moteris yra graži būtybė, bet ji kai kanda, tai kanda labai skaudžiai. Ir aš dirbu pagrindę vien su moterim, ar ne? Ir visos yra skirtingos. Ir man labai nepatinka apkalbos, man labai nepatinka. Aš šitą darbą, kai dirbau ir šitą bendruomenę, kai bandžiau suburti, visada nuo pat pradžių bandžiau pabrėžti visom, kad mes visos esam tokios pat, einam, išėjo. Daugmaž, aš visko nežinau, žinai. Bet bandžiau visą laiką pabrėžti, ypatingai seniau, to gal dabar nebedarau, nes esu laiminga branduoliu, ką turiu. Kad davai panos, esam visos vienodas, tu pasižiūrėk, nu visos sunkiai, atėjom to paties, visos vargsam, tiek pat prakaituojam. Ir davai palaikom vieną kitą, nu supraskim, kad nu yra sunku. Čia, sakau, reikia pamiršti, čia nėra nei vyrų, nei vaikų, čia esame mes ir turim tą patį tikslą padaryti. Ir tą stipriai akcentuodavau ir man tiesiog, ar man pasisekė, aš nežinau, bet pritraukiu tokius žmonės. Ir mano klientės yra pačios nuostabiausias asmenybės, visos žiauriai, fainos, įdomios ir mes to išvengiam. Nu, sakau, ten smulkmenos, gali ten kažką tikrai, bet tas yra nepiktybinis. Vis tiek esu moteris, žinai, nu negali kažko. Bet tokių piktų kažką stiprių pavyko.
pavyko. Gal buvo keletą pavienių atėję ir aš mačiau, kad kažkas link to eina, tai tiesiog savaime gavas, kad atsisijojo ir dabar mūsų branduolys, mano manimu, kiek aš žinau, tikrai mes dėl to ir esame artimas, nes mes to neturim. Jo, ir tam treniravimo darbė iš tikrųjų ir toksai rusų žodis ir abidna, kada tu treniruoji vaiką ir taip jam ir išein, suprantu, atiduodi dušę ir taip išein. O priežasis ir ne tai, kad ten nepatinka, atsibodo. Tau irgi turėtų būti klientai, kai atiduodi. Ir dabar vasarą ypatingai. Jo, ir grįžau rudenį. Ir taip gal tu metus laiko mes tiek dirbam, vargam, kol aš tave įvedžiau į kelią ir dabar... Ir realiai galbūt ten buvo to Olimpo viršūnė, jau tai buvo jau, kad užlips ant pačio viršus, tai bu. Ir toksai nemoku pasakyti, taip kažkaip karčiai, pasito kartumu, kaip tu pati susigyveni. Ta prasme, nurinė, ar tu bandai ten sakyti, davai, pabaikim, davai, užkuopkim. Visai, priklausomai nuo žmogaus ir nuo sezono laiko. Jeigu tai yra vasara, aš tokia visom sakau, aš jūs paleidžiu, tarkim, kurio tikrai matau, kad reikia to ir tenais aš galiu, ten neįmanoma. Bet jeigu yra taip tiesiog normalus sezonas ir kur matai, kad tiesiog užplaukia debesėlis, kartais būna užtenka parašyti, tikrai taip nemelosiu, nebesvaik, pareik, ką čia įsidirbinėjai. Būna ir tai padeda, bet būna kiti atvejai, kai tu matai, kad čia jau yra kitos aplinkybės, tarkim, tikrai dideli sunkumai, ar ten kažkas vyksta šeimoje, kur tu supranti, kad tikrai tau dabar negali sakyti, ne, dabar tau sportas svarbiausia, matai, kad prioritetas keičiasi šiuo metu ir tu tikrai negali. Esu rami dėl to, kad dažnai jos grįžta. Ir jos grįžta ir 2, ir 3, ir 4 kartus, o jeigu negrįžta, dažnai matau, kad nueina pas kitą trenerį. Mano tikslas tiesiog jas įtraukti, tiesiog, ne kiek priversti, padėti prisijaukinti sportą, kad jos įeitų į tą kelią, pamiltų tą judesį, o jau paskui tegu jos kaip ką. Bet yra buvę, kad iš tikrųjų teko, laikyti, bet, jeigu nenori, tu nenulaikysi. Mes turim Tomuką. Jo, Tomukai, tu toks tylus, tai geras. Aš tikrųjų, kaip pasakysiu, aš žinau, dėl ko tos moteris išeina. Anusein pas kitą trenerį, kad ras raumenings ir kad ras gražus. Atsiboda tą užpakalį žiūrėti. Jo, ir sako, aš noriu prie to gražus, Ir tai gerai, tai yra motivacija. Tame ir yra, tu turi ieškoti motivacijos, kas tave kabintų, kuo ilgiau išbūti tam sportui. Jeigu tave kabina treneris kaip motivuotojas, kad jis tave motivuoja, valio, jeigu tave motivuoja, aplinka jo, jeigu motivuoja, netgi motivuoja mano aplinkoje, kas motivuoja? Moteris, bendruomenė. Man nereikia kartais rašyti, kad tu ateik, man jos vieną tarpusavį parašo, ar neįsi, kaip tu eisim. Aš nieko nebedarau, sakau, yra ta draugystė, bendrystė labai suartina iki tiek, kad jo motivacija yra susitikti. Vaizduoji, kiek tu uždirbtum, jeigu vyrai pas tavęs tai? Nežinau, bet kaip tik nuo rugsėjo. Kategoriškai sakai vyram, ne. Nesakau, bet supranti, tai jie nesikreipia. Dažniausiai, kurie kreipiasi, tu matai, kad jie kreipiasi ne treniruočių paslaugų, tai yra tiesiog bandymas pakalbinti ir paskui patreniruok mane. Supranti, tu matai, kad sakai ne. Bet stengiuosi vis laiką atrašyti vis tiek, ne, ko čia, vis laiką mandagiai, kad atsiprašau, su vyrais nedirbu, dirbu su moterimi, ypatingai grupinės treniruotės, jums pačiam būtų ten nejauku, nes pratimai netitiktų jūsų, iškeltų tikslų. Ir Daviduk, tas klausimas, tas buvo intriginis toksai. Jeigu nebūtų... Kuo jeigu nebūtų? Anoniminiai tikriausiai, ne? Ne, prie anoniminių mes prieisim, bet dabar išlikim prie tų, dėkime mažiekiuose, yra daug tų trenerių. Tai realiai... Tarp tų trenerių, vis tiek, nenori, jeigu ir daug, tai tokia trintis gaunis. Ar nėra kažkokių per tų 7 metus kažkokių tų konfliktų? Yra buvę, tikrai yra buvę. Gal stipriau tą jutau pradžioje, nes tikrai bandė parodyti, kad tu esi biški nusileis, ką tu bandai, o pas mane nekiek buvo pasikelimas, kad aš tai darau gerai, bet entuziazmas, aš tiesiog norėjau, variau ir man atrodė, kažkam gal tai nepatiko. Esu sulaukus ir tų komentarų ir gal skaudžiau reaguodavau. Dabar tai kaip ir ne... Nes faktas, kad ten kažkokios smulkmenas, bet gali užkliūti, nes tu plus ir dirbi, tai yra normalu darbo vietoj, bet tokių rimtų kažkaip ne, viskas yra gerai ir tarkim su kitais treneriais, ne iš savo klubo irgi pabendraujam ir viskas oficialiai, ar yra konkurencijos, visur yra, natūralu, bet kad taip, kad jį tau trukdytų dirbti ir funkcionuoti tavo darbę, tai ne, to nejaučiu.
Gerai, esate išskirtinė sporto trenerė Mažeikios tuom, bent jau aš nesu matęs, kad kiti sporto treneriai, turėdami savo tas grupės, karts nuo karto susitiktų, va šiaip kažkur į sporto salę, šiaip įsinuomotų salę, pabaliavotų gerai, ten su šuokiais, ten su dar kažkom ir susirinktų, šiaip gerai laiką praleis. Nebūtinai sporto salėje, ta prasme, kitoje aplinkoje. Tai va, tai papasakok. Tai jo, ir buvom čia, ne? Čia būtent reikia varyti. Tai yra vėl dar kartą parodo mano požiūrį į darbą, kad tai nėra valanda darbo, aš uždariau duris ir aš dirbu ties tom, kad kuo labiau jas apjungti, sujungti į vieną visumą, kad jos turėtų daugiau motyvacijos lankyti. Kitas dalykas, aš suprantu kartais, kad mums moteriam reikia, įsivaizduok, namai, vaikai, labai daug atsakomybių. Nu, kaip ir vyram, bet moteriam kažkaip, nu, aš jas suprantu dar kitaip. Ir reikia kažkokio, tai, žinai, progos atitrūkti nuo visko. O pati saugiausia yra zona būtent būti tarp tokių pat. Ta prasme, ir man ta idėja labai labai pasiteisino stipriai. Ir kai pabandėm suorganizuoti, atsirado tas po pirmo karto toks didelis ryšys ir jų efektyvumas treniruotėse ir lankymas ženkliai pagerėjo. Ir kai aš tą pamačiau, ką tas duoda, kad tu esi kažkieno bendruomenės dalis, kad turi, kas tave palaiko, myli, žinai, per balius, kai būna ten, oi, ten jos taip išsikalba ir tiek atsipalaiduoja, kaip aš nesu mačius ne vienam baliui, kad taip žmogus gali būti be visiškai jokių kaukių, būt koks yra, ten tik moteris. Ir tai labai, sakau, pasiteisino ir mes tą darom ir tie baliai vis auga ir kitos netgi rašo, žinai, nebelanko treniruočių, sako, kada bus balių, sakau, tada gerai grįžti į sportus ir sportuoja kokią pusę metų vėl. Aš iš tavęs ir nukopijau tą tokią mintį, esaskrydį darysiu dabar, pamačiau, ką Giedrė daro su mergom, ten kažkokią salę, aš iškart pats galvoju su tėvais sąskrydį, iškart dabar kada čia į Žemalę varysim Liepos mėnesį su tėvais, tai jeigu nori užrašyk vaiką pas manęs, jeigu nori užrašyk pateksi balių. Jo. Geras. Nu, tai va. Mergas rašom vaikus varom. Jo, lauksim balių, kaip sako, negalėsim išeiti iš tų treniruočių, nes, nu, balius ir balius, visi nori balių. Gerai, dabar apie ateities tus planus. Ar save matai ateityje Mažeikiuose, ar gal ir kažkokių planų pakeisti gyvenamą vietą, ar savo veiklą galbūt perkelti kitus miestus ir panašiai? Dabar, žinai, toks yra momentas, kai, žinai, turi intuiciją, kad tavęs kažkas laukia, kad aš kažką keisiu, kažką darysiu, tobulinsiu ar kažką, tai tikrai jaučiu. Dėl gyvenamos vietos kol kas šiaip norėčiau labai pakeisti, visada svajojau, bet tai yra šiek tiek kol kas aš per daug susikūriu ir myliu ir branginu tai, ką turiu, aš negalėčiau to padaryti. Ir man čia yra gerai ir patogu ir dėl vaikų tai ne, kol kas ne, bet širdį dar man Klaipėda yra likus, gal kažkada. Tai tu ne Mažeikietė esi? Ne, aš Mažeikietė, bet studijavau Klaipėdoje ir aš tikrai negalvojau, kad aš grįšiu Mažeikius, kaip ir tikriausiai visi. Žygiai. Tai realiai pereikim prie tų žygių, vis tiek sekam tave tu socialinius tinklos, tai realiai gal tu čia jau tą kryptį ateities planos matai save kaip kokią gidę ar dar kažkas, čia papasakok apie tą pačią. Ne, tikrai nematau savęs kaip gidė, tikrai ne, tai yra sritis, kur man yra visiškai nauja. Paskatinta, kadangi, kaip ir minėjau, VS Express dabar bus Gym Plusas, yra nauja valdžia. Ir paskatinta jų, nes jie ieškojo žmogaus, kuris mažeikiečius ar ne paskatintų daugiau judėti, būti aktyviems, pasiūlė tokią idėją, gal norėtum suorganizuoti. Nu, mums visiems. Kadangi aš buvau laisvesnė ir iš tikrųjų vasarą to darbo yra mažiau, galvoju, jo, pabandom. Nesu nieko to panašaus darius ir plus nesu pati buvo žygyje. Tai mes čia pasidarėm tą bandomąjį žygį. Aš turėjau, negaliu daryti to, ko tu nesupranti, nes gydą aš tikrai aš nesuprantu, kaip ten kas. Ir galvoju, reikia bent suvokti, kas čia yra. Tai buvau labai fainiai sužavėta ir sakau, tik praėjo žygis, aš jau kitą dieną laukiu, kada mūsų. Ir dabar taip jo organizuoju, nežinau, kada išeis video, ar mes jau busim prieš ar po. Bet susidomėjimas yra didelis ir aš tikiuosi ir fainiausia dalis, kad eina vyrai. Ta prasme, moteris savo žmonas tempti, nu vėl nežinau, gal reiks ten jumis paskaistumti, tempės ir vyrus, ir brolius, ir seseris ir taip nustebau, kad iš tikrųjų žmonės, čia aš buvau pasirodo tokia biškia akla tuo klausimu, žmonės tai daro ir labai intensyviai daro ir tai tikrai yra pramoga ir kuri duoda naudos. Tai siūlau prisijungti.
Įkainius kažkokius, ar čia tipo... Ne, tai yra visiškai ne. Jokių įkainių, jokių mokesčių, tai yra tokia... 7 eurų šeims, iš karto pasakau. Jeigu eisit su juo, nebent maistą, žinai, bet čia yra asmeniniai poreikiai, žinai, kiekvienas save individualiai aprūpins. Nes aš nieko nerašiu. Yra minčių, kaip, žinai, nes mes kai darėm bandžiau kas 5 km fotkinti, kad tai kažkaip įamžinti. Dabar turiu kitokių idėjų, kaip flashmobiukus padaryti, gal, žinai, su didelė mine. Ir jeigu taip pasitiks. 5 km. Jo. Ir tai, žinai, ir tu visą kelionę gali. 25, 26. Realiai, aš kai stebėjau tos socialinius tinklus, tai realiai, taip lengva atrodė, bet aš įsivaizduoju, kiek ten. Žinok, lengva. Bet tas ir nustebina, gal kad buvo faina kompanija, iki 15 tu nejauti. Prisiekiu, iki 10 nieko, iki 15 nieko. Ir tom nuo 15, tarkim, aš biškai bėgiojantį man lengviau buvo, o tos, kurios gal mažiau fiziškai aktyvas, nuo 15 matės jau taip truputį. Ir tas 20 jau visom pasijuto, kad jau, žygis. Ir tas 5 toks niekinis. 5 kilai tokie niekiniai, žinai, gaunasi. Dėl to tas pertraukėlės, kaip mes fiksuodom kas 5 kilus, kad pasižiūrėtų, kažkaip labai teigiamai veikia, labai pasiteisino. Ką, pereikim prie įdomiosios dalies, anoniminių klausimų. Tai realiai mes padarėm, kas mumis seka TikTok platformai, Facebook'e ir kituose. Ir kažkas prirašė. Klausimų matyti. Tai nėra anonimiškai, jeigu kas sužinosim. Matyti tų dalykų, kur ar Giedrė nenorėtų jokiais paklausti, ar dar kažką, aišku, ten kai kurie tie klausimai buvo tokie, kur ten iškart, vėjai, kitai pasakysi. Tai va, tai pirmas klausimas būtų toksai, netgi pirmutinis, susilaukiam, pats pirmasis ir pats toksai, bum, tokia bomba. Ką manai apie OnlyFans? Ar esi pagalvojusi apie savo veiklą šioje platformoje? Kažin, ar būtų sėkminga gal. Realiai, neutrali mano pozicija, čia žmonių gyvenimas, kas kaip nori, tas taip gyvena, mano to nei šilta, šiaip nei šalta iš tikrųjų. Ir savęs ten neįsivaizduoju, turiu per daug tatuškių identifikuoti iš karto, žinai. Ai, tipo, jeigu turi tatuiruočių, tai viskas yra. Ne, ta prasme, nežinau kaip ten vyksta, bet jeigu tu norėtum kažkaip užsislapsinęs, aš sakau, mano jau karjera baigta, aš visur esu išpaišyta. O, Giedrė, žinai. Tai va, tai norėtum tenais? į OnlyFansus, blemba, šiaip galvoju. Manau, vyrų svajonė yra kažkokia, ar ne? Tai aš nemanau, kad... Nesu girdėjus, kad kas nenorėjo. Aš nemanau, kad vyram ten ir kažkokia didžiulė paklausa. Realiai moteriam, tai visi tie vyrai nutysusiais liežuviais, tikrai įdomu pažiūrėti. Mes esame vis tiek tokie, kaip pasakyti, kartais žmona man, žinai, sako, kur tu ten žiūri, kai eina moteris susijuonu. Aš anai paaiškinu, paprašiau, sakau, čia ir gyvuliškis instinktas. Tu nenori, tu vis tiek pažiūrėsi, tai realiai, ant tos. Aš taip požiūrėjau, vis laik mašiną, kokia gražiai važiuoju, aš laik pažiūriu. Ai, mašiną. Ateitų mašiną ir jeigu šalia eitų kokia moteris, tai nepažiūrėtų. Jo, nuplauti, aš esu negyvulis, neturi instinktų. Tai tu esi kažkoks... Jo, tave į muziejų pasatai. Tik nežiūrėk į mano mašiną. Gerai, antras klausimas buvo toks. Čia dabar, žinai, kaip jautos, kaip nepatogus klausimai, kur ten ir, žinai, tai bankš toksai iššovė. Koks vyras atkreiptų tavo dėmesį gatvėje atmetus tą faktą, jog turi vyrą? Koks vyras atkreiptų dėmesį? Tikriausiai turėtų būti tvarkingas, blaivas. Eisena greičiausiai, žinai, gal ir pati, kadangi visada atkreips dėmesį į savim pasitikintis, išsitempęs, kažkom traukiantis vyras. Bet išvaizdos atžvilgiu sunku pasakyti, pas mane labiau gal veikia charizmatiški dalykai, ar tai šypsena, ar tai žvilgsnis kažkas, kas patrauktų. Jo, ir tą akimirką. Ir toks pasakymas, be gražaus knygos viršelio. Taip, tu labai simpatiškas vyras ir tu turi tikrai savo šarmo ir aš net nemeluoju. Ir atkreiptų tai dėmesį, Tomukai, jeigu apie tą patį. Jo, jeigu ten eitum pradėtų pasakymų. Bet čia prie to pačio, realiai ir toksai pasakymas, kad realiai knygos be gražaus viršelio, nieks nenorės perskaityti. Tai čia realiai, žinai, kad ten sak, man svarbiausia charakteris ir taip. Realiai gal ir yra taip pas kai kuriuos, bet 90% jaučiu meluoju. Nes vis tiek tas viršelis ir svarbu. Norim, nenorim, mes turim vis tiek į tą dalyką atkreipdėmėsi. Tai va, mes Giedrę papildėm ir mes einam prie trečio klausimo. Ar esi aktyvi Mažeikių naktinėme gyvenime ir koks tavo požiūris į naktinius klubus? Klubus, ne? Taip. Šiuo metu tikrai nesu aktyvi. Esu aktyvi naktiniam gyvenime prie vaiko, nes keliasi naktį belekiek kartų ir mums jau 2 metai ir tai vis dar nesiliauja.
Tai tame gyvenime labai aktyvi. Po truputį tikiuosi, tai gerėja situacija, bet aš tokia dar, žinokit, esu neišsilakščius. Aš kažkaip daug dirbau, man dar traukia, aš dar norėčiau nueiti, bet tikrai nėra taip, kad aš ten kiekvieną savaitgalį. Bet jeigu yra proga, tai tikrai nukeliauju, tik žiūriu, tų progų vis mažėja ir iš tikrųjų pradeda daryti smagiau susitikti kažkokiai mažesniai grupelė ir mes žymiai linksmiau praleidžiam vakarą ir pradedi matyti, kad tai jau, nesakau, kad sensu, bet nebeveža tiek, kaip anksčiau atrodė, kad kažkas. Privatumas. Mes kalbėjome apie tus naktinius klubus ir mes buvom tokį kaip niuansą padarę, tus psichologinius, dėl ko žmonės traukti naktiniai klubai, ar čia naujų pažinčių susiradims, ar atsipalaidavimo formai, ar tiesiog pabėgims nuo tos kasdieninės rutinos, tai tu pati ką tik pasakei, kad traukia. O dėl ko traukia? Pagrindiniai faktoriai. Tai tikriausiai aplinkos pakeitimas, nes tai yra visiškai kardinaliai kitaip, mėgstu muziką ir moteris dažniausiai eina ten šokti. Mes skaitėms, tai mums tik pasišokti. Tai tame yra tiesa, tu ten, žinai, dienos namuose kitaip šokasi, tenais yra kitaip, žinai, ta atmosfera. Tai pagrindinis tikslas, bent jau iš mano pusės moterų, tai būdavo išeiti ir pasišokti, toks pabėgti nuo, žinai, atsipalaiduoti. Paklausiu, dėl ko tu eini? Aš dėl ko einu. Aha. Šnapšės atsigėti. Ne, jokauju. Ne, šiaip iš tikrųjų. Dėl ko aš einu, kiek aš einu, aš... Tu man sakai, kad eini. Pegas esu buvęs per metus, jeigu 2 kartus nueinu, tai čia... Jau 4 kartus buvai. Tai čia praeitais metais 2 ir šiais metais 2, tai aš savo limitą jau viršiau. O kodėl eini? Dėl ko aš einu, tai aš realiai einu atsipalaidavimo formą. Tu sakysi prigėrti, neprigėrti. O tai kas? Vat, pavyzdžiui, atėjo Giedrė, pasižiūrėk kaip šuo, kaip viską. Pažiūrėk kaip Giedrė šuok. Nu čia. Bet tam turi prigerti, jeigu nori pažiūrėti, kaip aš šoku, nes tau reikia, žinok, alkoholio, aš ten nelabai gerai šoku. Taip, o tu Tomai dėl ko eini? Aš dėl ko einu? O akis paganyti, kaip ir visi žmonės. Ten nėra mašinų. Taigi tau sakė, mašinas patinka, nu tai ko tu... Palauk, Davidai, kur atėjęs, aš Pegas vis laik buvau, laukė. Ai, tu ten žiūri. Dabar supratau. Aš išeinu, kas tu kokį BMW atvažiavo, ar su kokiu Mercedes, aš laik. Tai nusipiloju žalgys, mačiau, viskas neišvalė. Tomai, tai kokią mašiną atkreiptų važiuojant? O koks pats vairuoji, kokią pats mašiną vairuoji, kad taip labai kreipi dėmesį? Su paspirtuku atvažiavo. Neturi teisės. Neseniai įsipildžiau savo svajonę. Nusipirkau tokį Mercedesą, bet nesakysiu kokį, bet nusipirkau, tai neseniai išpildžiau svajonę. Tai pamatysit. Išpildė lūkesčius? Atitiko lūkesčius? Dar laukiu, kol sutvarkys. Dar ne. Laukiu, kaip bus skanu. Bet kaip saldainis, sakykime, kažkada nusipirkau Mercedesą naujesnį ir, sakykime, tiek nesidžiaugiau, kaip esu dabar nusipirkęs. Tai va, to svajonių mašina Mersas. Aš čia man kažkada jaunystėje mane Mersu vieni vadindavo, sako. Tas tai prie Mersų čia. 4 klausimas. Ką laikai savo konkurentė iš Mažeikių trenerių, bet realiai žinau, kad tu atsakysi, nes aš jau atsakymą išgirdau, kad tu konkurentų kaip ir neturi, bet realiai pasakyk 1, 2, kaip nori į stipriausių tų trenerių, kur tikrai rekomenduotum. Ai, iš kitosios pusės. Šiaip gerbiu visas kolegas, nes jie daro didelį darbą, aš pati tą darau ir suprantu. Man labai patinka Luko idėja, jie labai stiprią komandą formuoja, kuris dirba Eurovoje ir man patinka, kaip jis atiduoda, užima jos, tai man jis atrodo stiprus tiek toj daly visapusiškai ir Mažeikiuose, ar ne? Nu ir atrodo visi dabar man lygiai. Ir dabar išrinkta viena, nes ir mano klube tiek Gerardas, tiek Laimonas yra stiprus savo srities specialistai ir gražiai dirba. Tiek Body Balance yra irgi sukūrė imperiją didelę, tiek Vida yra puikiai. Ir visi, sakau, taip skirtingai, tai man jie visi. Vienintelė, kuris man toks yra, toks Lukas, tarkim. Luko komanda, galėčiau išskirti. Jo. Tai ką, mes dabar visus tus klausimus apžvelgiam, Giedrės nebekankinsim. Tikiuosi, buvo malonus mums labai malonu, manęs tiek seniai nieks neklausė ilgai. Ir kiek mes domėjomės, kokias realiai mes sėdėjom taip nuo ryto iki paryčių, su Tomuku, pasidėjom mineralinį, pasidėjom energetinį, naršiam. Iš tikrųjų, ačiū tau, Giedrė, kad atvykai pas mumis, nepasididžiavai. Realiai, iš tikrųjų, aš irgi, kiek tave stebu socialinios tinklos, tikrai pastebiu, kad esi atsidavus savo darbui. Realiai, sakau, pats susirašyčiau, bet pasaky vyram kategoriškai ne, tai rekomenduosiu savo žmoną ateiti. Ir ką, Tomai, gal tu kažką pridėk. Uždėk tą štempelį ant stalo. Peruką užsidėti, supranti, užsidėti suknelę, tai jis pas Giedrė, gali pas...
Su jumis, manau, turiu leidimą, jau matė visi, tai čia saugi zona. Tai ką, tada Chebrytė, Mažeikių akcentai šiandien buvo su jumis. Ačiū Giedrė, kaip ir minėjau. Ir iki kitų kartų. Iki.